Taip, sveiki visi, čia Gytas. Šiame video pasidalinsiu apie tai, kaip nepasiklyst tarp angliškų žodžių reikšmių. Iš kur žinot, kuri žodžio reikšmė yra pagrindinė, kaip tarp jų nesimaišyt. Tai tam pats geriausias instrumentas yra Google Translateris. Ir čia tiesiog rašom žodžius, pavyzdžiui, make. Ir čia išmeta pagrindinę žodžio reikšmę, o čia pagal stulpelius mažėjimą, kuo stulpelis vis mažėja, tuo rečiau tas žodis yra vartojamas. Tik matot, čia, kurį prie pagrindinė išmetė make padaryti, ir čia jisai prie didžiausio stulpelio yra. Paskui eina sekantis daryti ir užsidirbti. Ir taip žemėjimo tvarka gali būti net ir iki išeiti. Paskui dar vieną parašysim, pavyzdžiui, play. Mato, čia taip pat išmeta pagrindinę reikšmę žaisti. Kas čia pasispaudė man? Žaisti, paskui gali būti, čia matot, atlikti, paskui vaidinti ir mažėja. Čia veiksmažodžiai web, o noun daiktavardžiai gali būti ir grojimas, ir žaidimas. Ir dar kas labai patogu Google Translatorį, kad čia yra prie kiekvieno žodžio audio. Tai tiesiog paspaudus ant jo. Play. Išgirstat žodį, kaip jį reikia tart. Aišku, ant kai kurių žodžių galbūt nėra idealus tarimas, bet tikrai tokių tarimų visi jūs supras, čia dėl to tai tikrai mažiausiai reikėtų sukt galvos. Ir dar ką noriu pasakyti, tai kada mokinsitės žodžius, tai pavyzdžiui rašot play ir nerašykit kelių reikšmių prie vieno žodžio. Pavyzdžiui, play rašot ir žaisti, paskui dar atlikti ir vaidinti. Nes visos tos reikšmės paprasčiausiai maišysis ir bus daug sunkiau išmokti. Tai ką jūs turi daryti, tai rašot play ir žaisti vieną reikšmę ant vieno lapuko. Jeigu kada išmokstat pagrindinę reikšmę žodžio, tada ant kito lapuko rašot kitą reikšmę, kurią jums reikia išmokti. Bet ant tą pačią lapuko nerašykit kelių reikšmių, nes viskas jums pradės maišytis. Tai va, dar ką noriu pasakyti, kas nesat, tiem, kam reikia pagalbos, mokinantis anglų kalbą, tai tapkite mūsų fanais, Fastest Score tiesiog suvedat ir išmes jums bendruomenę, kurioje dabar kiek čia, 243 fanai. Ir čia metu visą informaciją, kaip padedu mokintis greičiau, lengviau užsienio kalbą ir ne tik. Dar ką toliau. Tai taip pat galit pridėti mane į Facebooko draugus, kas nesat draugai. Ir lygiai tas pats YouTube'ės kanale irgi. Tai suvedus mano vardą pavardę, išmeta mano visus padarytus video jau. Ir tiem, kam reikia pagalbos, kaip greičiau skaityti knygas, kaip lengviau atsiminti kažkokią informaciją, taip pat reikia pagalbos mokinantis užsienio kalbas, tai prenumeruokit mano kanalą, sekit Facebooko naujienas ir gausit naujausius video su daug naudingos informacijos. Taip pat fastescore.com atsidarius, čia yra dovanų skiltelė, paspaudžius ant jos, čia išmeta keletą nemokamų dovanų. Viršutinę pačią naujausią įdėjau, tai 100 dažniausiai vartojamų netaisyklingų anglų kalbos veiksmažodžių, tai tiem, kam reikia pagalbos su anglų kalbos netaisyklingais veiksmažodžiais, kaip atsiminti visas 3 formas, tai čia idealus variantas yra 100 dažniausiai vartojamų netaisyklingų anglų kalbos veiksmažodžių. Visos 3 formos parašytos, plus sukurtos jau vizualizacijos filmukai sukurti
tiem veiksmažodžiam. Ir video įžanginis apie netaisyklingus veiksmažodžius yra tarp mano visų video, tuoj atrasiu. Antram puslapį bus. Va čia va. 13,5 minutės video. Šitam video pasakoju, kaip išmoktos veiksmažodžius. Tai va, dovanas čia pasakiau. YouTube prenumeruot kanalą pasakiau. Facebooko fanais. Kam reikia pagalbos, tapkit fanais. Gausit daug naudingos informacijos. Čia Google jau pasakiau. Ir pabaigai noriu padėkoti visiems tiem, kurie seka mano naujienas. Tiem, kam įdomu, reikia pagalbos. Daugėja po truputį žmonių, daugėja fanų. Ir ačiū Simonui už koveriuką sukurtą. Faina nuotrauką įdėjo pavadinimą. Kokias mano kaip ir pareigos. Viskas kaip ir labai labai šauniai čia atrodo. Tai va, ir dar kam naudingi video, tiesiog komentuokit po apačia, laikinkit, dalinkitės video ir sekit naujienas. Tai va, tai tiek, čia buvo Gytas, iki.